Kartauninkė. Prapuolė arklys, ieška, nerand, bėgi miestelį pas kartauninkę bobą, o ta rožančiais kryželiais ir ragnosais apsikabinėjus. Sakos jam, kad pats klebons Rupeika išvežant į nelaisvę man 8 rublius davė, kad aš jam pasakyčiau, a jis da pargrįš Joniškį. Aš jam numečiau ant kartų, kad pargrįš. O tai visas tas nurodyms į tą jos kalbą, kad žmogus kataliks už grieką nepalaikytų ir nuo jos nepabėgtų. Ta žmogus užmokė 1 rublį. Jin jam numet, kad kažin kur už kelių laukų į kokius miškus toks ir toks vagis tą varklį nujoja. Eik ten, jį atrasi į dvarą laukus išėjusi. Parėjęs namo, gavo žinot, kad jo arklis ten pat krūmuose vilką papjauts. Kitus girdėtis šiokius atsakymus gavus nuo kartauninkių. Jūsų pačių sodžiaus tokią augumą, tokiais plaukais tą padarė. Arba tava kaimyns. Arba ta žmogus, kad ras tau už vis geresnis, lipšnesnis, jis kitiem išdavė. Tas ir įtiki. Parėjęs namo, apsisaka savo namiškiam į visi išsigirst. Į taip kartais taip geriausiai sutinkančių žmonių. Pakyla ant visą amžiaus. Piktumai, keiksmai ir nesutarimai. Šiaurės Lietuvos pasakas surinka Mats Lančiauskas, paskaitė Rita Urniežiūtė. Prieš 100 metų mūsų krašte. Laisvalaikis, kultūra, ryšių paslaugos. 1925 m. lapkričio 28 d. Gaščiūnų Valsčiaus taryba nutarė Valsčiaus salėje įsteigti savivaldybės knygyną skaityklą. Gruodžio 14 d. Skaisgirio Valsčiaus taryba nutarė leisti Skaisgirio skyriaus jaunimo kuopeliai laikinai naudotis javų sandėlių vakarėliams ir susirinkimams rengti su sąlyga, kad jeigu bus patalpa reikalinga Valsčiui, ją atsiims. Gruodžio 28 d. Žagarės Valsčiaus taryba nutarė leisti kultūros būreliui laikinai naudotis butu Valsčiaus name, kol jo prireiks Valsčiui. Kriukų Valsčiaus taryba nutarė prašyti paštų, telegrafų ir telefonų valdybos nuo 1925 m. sausio 1 dienos Kriukuose vietoj pašto agentūros įsteigti pašto ir telegrafo įstaigą su visomis operacijomis. Taryba pažadėjo 3 metams duoti įstaigai ir viršininkui butą, kurą ir šviesą, prireikus skirti vežimą iš Kriukų ir į Kriukų stotį bei atgal. Iš Lietuvos Centrinio valstybės archyvų fondų parinko Giedrė Lastauskienė, paskaitė Juozas Šalkauskas.